Šiandien susirasti antrąją pusę nelengva užduotis, bet tam esame mes, Soriukas. Laidoje matysite meną miške, fizinio pasirengimo testą, šokių pamokas ir susitikimą su ufonautu. Aš rimtai. Čia Soriukas. Šiandien svečiuose dvi dailios merginos. Evelina, kuri ieško elegantiško ir stilingo vaikino. Ir Brigita, kuri ieško vyruko baltais dantimis ir be briketų. Dvi skirtingos panelės ir vienas tikslas – išsirinkti kiečiausią vyruką. Prie Soriuko namo durų jau būriuojasi būrys vaikinų, tačiau į vidų merginos įsileis tik tai 4. Visiems kitiems Soriukas. Dienos pabaigoje liks tik viena pora, kuri turės galimybę patirti tikrąją meilę. Čia Soriukas. Tai kokių vaikinų draugės ieško? Ieškom stilingų, gražių, su marškinukais, tikrai nesu treningais. Ar daugiau bus reikalavimų? Taip, graži šypsena, kad nebūtų jokių briketų, balti dantukai. Žodžiu, čia jau reikia ateiti šitą projektą jau nusėmus briketus. Jo. Gerai, šiandien jūsų laukia būrys vaikinų, bet noriu priminti, kad į vidų įsileisite tik tai 4 ir tik su 2 susipažinsit ir važiuosite į pasimatymus. Žiūrim, kas pradėrė. Sveikos merginos, esu būsimas kompozitorius ir su savo muzika noriu įeiti jūsų širdys. Pabandom gal marškinukai? Galiu pasportuoti, jam reikia. O gal? Tau patinka? Nu, marškinukai. Tai kaip draugės tarsivės? Įmam. Nu, įmam. Susitarkim taip, kitą renkėsi tu. Gerai. Gerai, o šitą dabar įmam. Aleksėjau, užeik. Kad nors esate girdėję apie žiguliuką, tai yra raudoną žiguliuką, kur ir nuomoja. Valandą 30 litų. Graži grandinėlė jo. Bet aš tai nenoriu su žiguliuku pasivažinėti. Tai ką darom su Julium? Soriukas iš Tikrai. Visiškas Soriukas. Juliau gali sėsti savo žigulį ir dumtis čia Soriukas. Jei esi žema ir nestura, galiu tau pasiūlyti laimingą pabaigą. Nedaug žodžiaujam. Gerai, įmam. Jei patinka laimingos pabaigos. Visai nieko. Dovydai, kas galėtų būti geriau už laimingą pabaigą? Užeik. Sveikas, merginos, aš esu žiauriai periodėse. Įleiskit mane į vidų. Nori pajudėti? Judam. Žiauriai. Judam. Tomai, merginos nusiteikusios pajudėti. Užeik. Moku piešti ir groti būgnais. Pametė marškinį, Soriukas. Jo, tikrai Soriukas. Nors ir su būgnais, be marškinių neįleisim. Ne. Georgiau, merginų neįtikinai, Soriukas. Ką padarysi? Labas merginos, esu lankęs pramoginius šokius, galėčiau pamokyti ir jūs. Aš žinok nieko prieš pašokti. Nu, jau judėjom, dabar pašoksim. Šiandien judėsio tikrai įmam. Mindaugai, užeik ir pašok, dink mūsų mergelės. Yes! Tai ką, 4 vaikinai jau yra name, dabar jūs matysite jų video prisistatymus, po kurių jūs turėsite nuspręsti, su kuriais 2 norite praleisti visą dieną, o kuriuos 2 išmesti iš karto be jokio gailesčio. Pirmasis mums prisistatys Aleksėjus. Esu užkietėjęs romantikas, paskiriau visą gyvenimą muzikai. Jeigu man patiksi, parašysiu meilės fantaziją tau. Visai neblogai skamba. Norėtum namie tokios vonkaus? Kasdien gal nelabai. Bet kas antrą dieną, kodėl ne? Manau, idealiausias pasimatymas būtų, kai mes kartu nueitumėm į teatrą. Ne. Tikrai ne. Teatras, nuobodu. Pradėjau domėtis mašinom nuo 16 metų, patiko Civico formos, jų linijos ir jas lengva bombinti, nes daug aftermarket detalių. Per daug sudėtingų žodžių. Dirbu su virintu, manau, kad nuo to prasidės mano sėkmė, pas paskicho šešėlį neliksiu. Su perspektyvom. Ir su profesija. Virintoje? Suvirintojas. Žinau, ką reikia moterims. Moterims reikia manęs. Jei tavo zodiako ženklo žuvis, tai norėčiau tave pasigauti. Nu, aš žuvis, bet ryškiai naudoju ne tą masalą. Aš vandenis, bet tokios žuvytės pas mane neplaukėja. A, koks tavo horoskopas? Skorpionas. Kaip įdomu. Esu tinginys. Jeigu yra galimybė kažko nepadaryti, tai tikrai nepadarysi. Svarbiausia atvirumas. Atvirumas tai gerai. Bet tinginystė baisu. Įstojau į karių savanorių gretas, ginsiu tave ir tėvynę. Karys ir dar savanoris. Tai niekada namie nebus kaip patogu, aš svarstyčiau. Ne, reikia kažko šilto. Mielo, kad būtų namie. Nu, kam reikalingas, jeigu namie nebus? Šilto mielo, tai radiatorių pastatys. Laisvalaikiu labai dažnai miegu. Tai palaisai karys ir mėgsta miegoti. Nesusiderina man čia truputį.
Taigi pamatėte visų vaikinų prisistatymus ir to turėjo jums užtekti, kad nuspręstumėt, kuriuos 2 pasiliekat, o kuriuos 2 išmetat iš karto, nemąstydamas. Kuri pirma? Aleksejų. Jo. Aleksejų. Mačiau, kad tikrai nemąstyt. O kodėl Aleksejų? Jo stilius. Prieš jį pamatant, tu galvojai, kad tau patinka vaikinai su marškiniais. Ji pakeitė nuomonę. Noriu pakeičiau nuomonę. Sveiki vaikinai, netrukus išgirsite vardą to, kurį pirmą išspirsime iš namo. Dovydai, merginoms irgi patinka tuninguoti automobiliai. Bet sakom soriukas Aleksejui. Soriukas. Nu ką, vieną burną mažiau namie. Kurį metam kitą? Ta su šortais mėlyna labai. Kur žuvytė, vandenytė, kažkas tai tokio. Horoskopai netitiko, ar ne? Netitiko. Ne, žvėjų mes čia neieškom. Tai ką, vaikinai, netrukus dar vienas iš jūsų paliks namą. Tomai, turiu pasakyti, kad naudojai ne tą masalą. Soriukas! Vyrai. Šiaip jaučiausi galys pasirodyti, pabūti su merginom, bet matyt ne mano metas šiandien. Taigi, name liko 2 vaikinai, jūs irgi 2, koks sutapimas. Dabar jūs su jais vyksite į pasimatymus, kuriuose turite būti ypač budrios ir reiklios, nes po jų turėsite pasilikti tik tai vieną vaikiną. Marš į pasimatymus. Sveikučiai. Labas. Tai ką leidžiam? Bėgiam. Nu aš jau visas, nu kaip man įsilaikyti, tu nukritai. Tu pralašiai. Nes, tu nukritai, bet jo, aš tave stumiu. Turiu sugalvojus tau tokią užduotėlę, kad tu turi nupiešti mane. Aš tau papozuosiu, tu mane nupieši ir tai gali įtakoti tavo arba iškritimą, arba pasilikimą. Nuo tavo sugebėjimų pabandom? Galim pabandyti. Kiek panelių jau esu turėjęs? Ar esi apskritai turėjęs rimtą panelę? Rimtą, nežinau, bet panelė tai 3. Arba turėjai, arba neturėjai. Nu, tai nežinau, kaip čia suras rimtos, tai čia kaip. Ai, tu net nežinai, kas yra rimti santykiai. Nu, jeigu jau draugauji su žmogum, tai reiškia jau kaip ir rimti santykiai. Tai kiek esi ilgiausiai pradraugavęs? 4 mėnesius. Oho, čia pasiekimas. Ką manai apie vienadienius romanus? Už, prieš? Prieš. Kodėl? Nežinau, aš nesu linkęs taip spontaniškai viską daryti. Man smagiau yra pabendrauti su žmogum, kad žinotum, kas žmoguje patinka. Spalsvakis mėlynas, atrodo. Ką galėtum padaryti merginai per pirmą pasimatymą? Aš tai įsivaizduoju, kad susipažinimui būtų smagu nueiti į kokią kavinę pasėdėti, susipažinti artimiau. Taip, kad pavaišinčiau pietunis. O ką nors tokio ekstremalaus? Ekstremalaus? Nu, aš toks nelabai esu ekstremalas. Per pirmą pasimatymą, kokią dovaną paneliai dovanoju? Ką galėtų man padovanoti? Kadangi gėlės man tai čia jau rimčiau, žinai, kažkas tai. O jeigu pirmas pasimatymas, nu tai manau šokoladą, nu aš kažkaip vis tiek. O jeigu panelė nevalgo šokolado? Tada manas ir aš suvalgau. Ai, tada tu suvalgai. Jo. Šokoladą ir paskui kartu galėtume jį suvalgyti. Banalu. Jeigu nepamiršai, tai aš tau pozuoju. Tai tu čia ne iš minties pieši. Žinau, aš piešiu iš minties, nes aš neatsimenu, žinau, kada piešęs, aš vis nepiešęs. Tai ne prie meno žmogus esi. Visiškai nesusipykęs aš su menu. Bet pasistengti tai galima? Stengiuosi, kiek galiu, patikėk manim. Tai tavo mažos galimybės. Šitoje srityje mažos, kitoje srityje didelės. O kokių dar sričių yra? Daug sričių yra. Pavyzdžiui? Net nežinau. Mindaugas, mano manimu, tikrai galėjo būti drąsesnis ir rodyti didesnį iniciatyvą bendraujant su manimi. Tai ar norėtum su manimi eiti pasimatymą, kuo aš ar tave žaviu, ar... Na, iš tikrųjų, tai labai nemėgstu tokių klausimų. Tai galbūt tai norėčiau palikti labiau paslaptyje. Kad kažkokia intriga, žinai, būtų. Na, paslaptingumą žavi, bet nepatiko, kad man kaip neatsakė jisai. Tikrai galėjai labiau pasistengti, nes man atrodo, čia sprendėsi tavo išlikimas ir pastangų tikrai galėjai šiek tiek bent daugiau įdėti. Mindaugas visiškai nemoka piešti ir labai mane nuvylė piešti, tikrai tikėjausi kažko geresnio. Pirmieji pasimatymai jau baigėsi, netrukus merginos apsikeis vaikinais. Evelina jau paruošė fizinio išbandymo testą Mindaugui, o Brigita bandys išsiaiškinti, ar Dovydas menininkas ar ne. Man tai nepanašus į menininką. Minėjai savo prisistatymę, kad esi ten
kareivis, ten kažkas tai. Sugalvojau, kad reikia pabandyti savo fizinės galimybės, nes manau, kad kiekvienam vyrui reikia ir bandysiu nuo rugsėjo pradžios į bazinius karinius mokymus Rūklai. Tai aš manau, aš tau galėčiau čia treniruotę padaryti. Aš tau turiu tokią mini užduotėlę. Aš turiu 3 tatuiruotės. Viena yra štai čia. Ir turi surasti dar 2. Gal ant pilvo kaip nors, nes vis tiek dabar nenuimsi pilvo ir panašiai. Dėja, ne. Ne? Ne. Nu tai tada daug man savo rankas pažiūrėsi. O, štai dar viena. Jo. O kita, neturėtų būti ant kitos rankos, bet vis tiek reikia patiesinti. Tai tada petys daug įdėks dėlieka. Dodai tikrai neblogai sekėsi ieškoti mano tatuiruočių, bet galėjo jis tai daryti šiek tiek drąsiau. Nu, pradžiai tavęs prašau 20, kiek padarysi, tiek padarysi. 2, 3. Iš tikrųjų, Mindaugas, kaip supratau, tai jisai tik tai dar žada eit būt kariu. Bet aš nemanau, kad iš jo gausis kažkas tai rimtesnė, nes 5 prisitraukimai, ar tai sportas, ar tai sportiškas vaikinas. Galėtum padėti man susigalvoti 4 tatuiruotę, ar galėtum man nupiešti? Dar vienas nori? Taip. Žinoma, galėčiau. Tai žiūrėk, aš tau duodu ranką. Ant kitos rankos? Taip, duodu įrankius ir tu kažką kadangi tau patinka jodo, tai aš irgi jodo pasimsiu spalvykę. Tik tai aš nepasieksiu jo, jeigu gali. Opa! Kaip sunku jau keltave. Kokiais žingsnis nestiprus. Koks vaikinas, jeigu sako, kad sunku panelę pakelt. Ką manai apie bučinius per pirmą pasimatymą? Vienadienius romanus ir panašiai? Ką, žinau, man tai nelabai. Aš dabar kaip ir ieškasi, tokio labiau pastovesnio, žmogaus. Lyginant pasimatymus, tai labiau pasimatymas patiko su Dovydu, todėl, kad daugiau pabendravom, pašnekėjom, atradom bendrų temų. Minėjai, kad mėgsti šokt, kad patinka šokt. Taip, aš šokau, kai buvau jaunesnis. Bet kažką vis tiek atsimeni. Jau, truputėlį atsimenu. Tai gal galėtų mane pamokinti kažką pašokti? Galėčiau. Aš nesistengiau kažko nupiešti, tiesiog piešiau ir viskas, kad kažkas gautųsi. Šiaip tai galima čia daug įsivaizduoti. Pavyzdžiui, čia gali būti batas, nes matai, čia priekis, čia tipo kulnas, čia gali būti paukščiukas, nes kojytės tipo akytė, bet tipo uodegos kaip ir nėra. Daug kas čia gali būti. Tai tu įdomus žmogus klausyt. Iš tiesų nelabai supratau, ką Dovydas turi omeny, atsižvelgiant į mano tatuiruotę, bet tikrai pastangų buvo įdėta. Šitaip, atsiprašau, užminiu. 1. 3. Labai skubi. 2, 3. Gerai, tu duok taktą. 3. Šitai vaikinukas turėtų vesti, o ne panelę. Kaip mane mokino šokti, tai visus žingsniukus, pradmenis visą aš pati moku, nieko naujo neišmokė, mokint nemoka. Bet šaunuolis, kad sugeba šokti. Įkvėpę tyro oro soriuko dalyviai grįžta į namą. Netrukus vaikinui, kuris merginoms patiko mažiau, bus pasakyta soriukas ir jis, nuleidęs galvą, paliks soriuko namus. Tai ką, grįžot po pirmųjų pasimatymų, aš tikiuosi užteko laiko susidaryti įspūdžiui ir nuspręsti, kurį vieną norėtųsi susitikti dar kartą, o kurį iškart išmesti. Aha, viena į kitą ieškot atsakymų? Taip, Mindaugą. Jo, aš irgi manau, kad miegantis kareivis man... Per daug drovos. Aha, tai užmigęs buvo pasimatymų metu, reikėjo žadinti. Paprašiau 20 prisitraukimų padaryti, padarė tik 5. Ir tai dar mane kiloja ir sako, kad aš sunki. Sveiki, vyrukai! Vienam iš jūsų merginos turi liūdną žinią. Tas, kuris labai daug ir greit kalba, tegul atsistoja labai greit. Dovydai gali atsisėsti namo, keliauja miegantis karys Mindaugas. Soriukas. Gal jis geriau moka piešti, nes man turbūt šita rungtis tikrai nepavyko labai gerai. Manau, tas daug ir lėmė. Dovydai, sveikinu. Tau liko net 2 panelės ir 2 pasimatymai, po kurių būtent tu išsirinksi vieną iš jų. Kitai sakysi, soriukas. Kaip tu, manai, kodėl aš tave turėčiau pasirinkti, o ne Brigitą? Vat kažką galbūt kitokio turi. Esu linksma, patraukus, taip pat mėgstu tai, kas yra netikėta ir mėgstu. O, pavyzdžiui, išvaizda galbūt, kaip tu manai, galbūt tu esi pranešesnė už ją ar nelabai? Žinau, tai tau patinka mažesnės. Tai aš nesijaučiu maža, bet ir nesijaučiu labai didelė ir nesijaučiu negražia.
Evelinos įžaizda gal tik truputį atitinka mano ten tako, ko aš noriu, tik truputį. O ką aš jį veikdavau anksčiau, kai mokyklai mokinaisi. Gera mergaitė buvo ir ten tokia nelabai. Pavyzdžiui, geras tos, kurios mokinasi, blogas tos, kurios ten eidavo, nežinau, ten po klubus, ten plotus kažkokius parūkyti, panašiai, nu tokia, žinai. Nu, buvau gal iš tų geresnių anksčiau. Anksčiau. Evelina man nelabai patiko, nes iš tikrųjų su ja negalėčiau bendrauti, galbūt nelabai turi savo nuomonę. Net įsitarpti beveik nedavė, pats visada šneka. Iš jau, žinai, mokslininkai domėsi ant to kosmoso, tyrinėja jį. Man tai čia yra žiauriai nesuprantamas dalykas. Kaip tu manai, kiek ilgio kosmosas tęsiasi? Nes jis vis tiek kažkaip turi užsidaryti, nežinau, jis negali būti beribis. Nesidomi tokiais dalykais, negalvoju apie tai ir net... Sakom, bet į Mėnulį atskristum, ne? Pavyzdžiui, dabar pasižiūri, ten yra tas krateris. Ir Mėnulį, ant kiek jisai didelis turėtų būti, kad matytum tą kraterį? Dovydo klausimai tikrai yra kosmosiniai, ta prasme, apie kosmosą panelės klausti, nesuvokiama ir ne man tikrai. Netrukus Dovydas eis į pasimatymą su Brigita. Ar ši mergina ryšis kosminiai odisėjai? Aš tai bijočiau tamsos, aukščio ir Dovydo. Ką tik matėte, kaip Dovydas su Evelina gvildeno juodasios visatos paslaptis, o dabar Brigita visiškai žemiškais dalykais bandys išpūsti visatos dulkes iš Dovydo galvos. Kaži, kas ten liks tada? Soriukas! Tiki po mirtinių gyvenimų, dvasinių gyvenimų, visom tom pranašystėm, raganom. Mergaitė, žinai, tu pakviečiasi dvasias ir joms viską pasako. Tiki tų dalykų, žinai, iš kur čia viskas tai atsirado panašiai. O tu manai, čia labai aktualios temos šiam vakarui? Tai yra pirmą kartą gyvenimą. Nusišnekėti visiškai, žinai, bet taip pat, ką noriu pasakyti tokio. Man tas patinka. Atsiprašau. Brigita per šį pasimatymą man kažkaip taip padarė kažkokį nusivylimą galbūt. Jo, žymiai dabar galvoju, kad žymiai labiau tą merginą patiko. Tai sveikas atvykęs, Dovydai, į antrą aukštą. Buvai pasimatymuose su abiem merginom ir, kaip žinai, dabar turėsi pasilikti tik tai vieną. Kurią renkiesi? Evelina. Toks užtikrintas, kodėl? Nes su Brigita neradau bendros kalbos, su Evelina kažkaip bendravimas liejasi laisvai. Tai apie ką kalbėjot? Apie dalykus. Ai, oi, dalykai, čia mano mėgstamiausia tema. Kai pradedi apie dalykus, arba liejasi, arba nesilieja. Jo, tai pas mus liejasi viskas. Labai gerai. Sveikos merginos. Dovydas jau apsisprendė, kurią vieną iš jūsų norėtų pasilikti. Brigita, Dovydui labai patiko tavo dalykai. Evelina, bet tavo dalykai Dovydui patiko labiau. Brigita, soriukas. Žinok, tiesa slypi kažkur anapus. Aš visiškai nenusiviniau, kad Dovydas pasirinko ne mane, nes man tikrai nepatinka skraidyti kosminiais erdvėlaiviais ir manau, kad tikrai pilna yra normalių vaikinų. Dovydai, dabar leisės laipti žemyn, kur sėsi į kosminį laivą ir tai padarysi arba vienas, arba kartu su Evelina, nes apačioje ji gali tavęs ir nelaukti, nes būtent jinai galėjo tau pasakyti soriukas. Galiu palinkėti tik sėkmės. Dovydai, linkėčiau tau sugrįžti į šį pasaulį ir nebeskraidyti padangėm. Čia buvo soriukas. Dovydas? Alio? Jau skrendat? Jo, baigiu laidą ir atvarau. Ate!